Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Ir šį kartą mūsų laukia labai daug unboxinimų, nes pagaliau gavau savo pilną Too Many Bones pledžą. Ir aišku, visko yra tiek daug, kad visą šitą unboxinimą Too Many Bones suskirstysiu į dvi dalis. Tai šį kartą unboxinsiu ir parodysiu viską, kas yra iš seno Too Many Bones stuffo. Tai yra viskas, kas buvo jau išleista iki paskutinės kampanijos. O antra dalis tada bus būtent visi naujausi dalykai kartu atėję su kampanija, tai visas Unbreakable pledžas, nauji expansionai, nauji geolokai ir panašiai. Taip, tai ilgai lauktas pledžas. Net nebepamenu dabar, kada kampanija įvyko, bet vos tik sužinojau apie tą kampaniją, iš karto jau buvo nusprendęs, kad imsiu absoliučiai viską, ką gali Too Many Bones pasiūlyti. Buvo puikia proga viską įsigyti vienu kartu ir labai už gerą kainą. Tai nežinau, dalis jau girdėjo, negirdėjo, bet tai yra vienas iš geriausiai vertintų Chip Theory gamesų. Tai yra Dice Building RPG. Ir pažiūrėkime, kas yra bazinė dėžė, kuri dabar yra gerokai mažesnė negu buvo anksčiau, nes anksčiau buvo tokio dydžio, kad buvo neįmanoma į Kallaxą įtalpinti, bet aišku, joje tilpdavo daug daugiau stuffo. Tai dabar, jeigu tai pažiūrėjus, kas yra čia, tai svoris, aišku, jis yra gigantiškas, palyginus su visom kitom dėžėm, tai tikrai čia yra iki pat maksimumo viskas pripildyta, tai pasižiūrėkime, kaip tai atrodys. Vienas iš Chip Theory gamesų privalumų tai, kad artą turi net ir vidus dėžės, tai labai smagus dalykas. Tokia konsoliduota taisyklių knyga. Tik va šitas dalykas tai įdomus, tai čia man atrodo kinų kalba yra meniu. Ir jo, pats pirmas puslapis yra kinietiškai, o čia jau yra normaliai. Pažiūrėsim, kokios kortelės bus, tikiuosi, kad čia nebus sumaišytas koras. Tai kaip matote, viskas very tightly sudėta. Tai visų veikėjų kauliukai. Toliau visų baddies kauliukai, markeriai ir panašiai. Ir čia basic kauliukai. Toliau čia yra health chipai. Čia visi baddies ir kiti geolokai. Ir bazinėme žaidime iš viso yra 4 geolokai, tai trumpai jos atidarysiu. Matau, kad bent jau geolokų šitai yra anglų kalba, kas labai gerai. Ir kas nežinote, tai Chip Theory gamesai ne tik savo čipais labai garsų, bet ir savo visais playmetais ir visais absoliučiai bordais iš neoprimo. Ir viskas yra va tokiu būdu. Tai čia yra visas kovos laukas, kur vyksta veiksmas. Ir va čia bus geolokų. Tai čia visas jūsų progresas vyksta liukų pagalba. Čia jūsų papildomi stacijai, kas prisideda. Tai čia, kaip sakyti, baziniai ir paskui kauliukas modifikuoja juos. Tai va boomeris, Patrius Healeris. Kaip pamenu, žaidžiau su šituo. Piketas ir tantrumas. Jo, piketas, kaip pamenu, toks tankas labiau. O tai va dabar dėžė yra labai kompaktiškai, va ir įdomu, ar aš gal ją naudosiu būtent keliaujant, ar taip. Kai nori kažkur išsivežti dalį, tai nežinau, ar šitas boksas bus geriausias ar koks kitas, kodėl šito reikės pagalvoti. Bet aišku, turiu throw chestą, tai viskas bus jame iš esmės. Taip, toliau kortelės. Kas nežino, tai jos yra plastikinės, tai jokių įmaučių nereikia. Matau, kad tekstas irgi anglų kalba, tai tada viskas tvarkoj. Taip, čia rantų kortelės, taip. Lūtas. Ir toksai plastikinis deckboxas iš karto. Tik ir dabar nebepamenu,
pirmoje edicijoje buvo 2 tokie pekai ir 1. Antrasis, dar daugiau lūto. Kortų kokybė atrodo identiška. Lyg ir, kiek pamenu, jie lyg ir sakė, kad pakeitė gamintoją, bet nematau, kad kažkokie dideli pokyčiai būtų, bent jau iš kokybės pusės. Taip, tai iš kauliukų, tai visi jie irgi yra aukštos kokybės, su tekšinu, tai jeigu iš jų kažką tokio arčiau parodžius. Malonus rankoj. Tikrai nelabai yra ką prikibti prie jų. Šitas žetoniukas skirtas Adventure Map'ui, tai yra labai geras priedas, o toksai Adventure Map'as, jame įstatote šitą day trackerį ir su jo tokiu būdu trekinate laiką žaidime, kas irgi labai pravartu. Tai vienas iš tokių, sakyčiau, must have addonų. Tai va, o čia bedys čipai. Tokie yra bedžiai pagal lygį suskirstyti, taip pat yra skirtingi tipai bedžių ir panašiai. Jie turi savo ir special efektus, savybės, keywordus ir panašiai. Tai kaip ir visuose RPG turi savo specifiką veikimo. Ir aišku, visi čipai yra skirti ne tik reprezentuoti prieš ką kovojate, bet ir padėti ant to health stacko, nes jūs būtent va šitais čipais žymite, kiek gyvybių kas turi, kas irgi labai patogi sistema, mano nuomonė. Taip pat skoras irgi labai yra geras starting pointas iš esmės, net sakyčiau, koras yra labiausiai apsimokantis produktas, nuo kurio pradėti, jeigu jau norite investuoti šitą žaidimą, nes turite 4 skirtingus dželokus, dabar nepamenu tiksliai kiek tirantų, tai tikrai nemažas peržaidžiamumas yra, ar ten solo žaistumėte, ar dviesi įvairios kombinacijos ir panašiai. Ir solo yra 2 variantai, kaip žaisti. Galite žaisti su 2 dželokais arba žaisti grinai su vienu, bet tada bus šiek tiek specifikuotos encounterių kortelės, šioks toks palengvinimas. Tai čia jau irgi kaip kam patogiau, bet man asmeniškai yra geriau žaisti už 2. Labiau flexible yra žaidimas, tai va tokie health chipai, jie yra lengvesni, bet tuo pačiu su full pledge'u aš gavau ir premium health chipus, tai va iš karto kaip tik jas ir parodysiu tada. Jaučiasi didžiulis svoris ir tai palyginimui. Pažiūrėsim tiksliai, koks skirtumas, nes aš iš premiumų turiu hoplomakuso, tai tas skirtumas tikrai jaučiasi, tai va pažiūrėkim su mini bonesais kaip. Tai va. Svorio atitikmuo, aš tai nežinau, gal kaip 3-4 čipai yra toks atitikmuo, tai iš karto, kai keliate steką su jo, kai judate, tai jaučiasi tas svoris, bet kaip sakyti, aš visą core game'ą perėjau ne su premium čipais, tai tikrai nėra čia būtinas priedas, čia labiau toks kaip ekstra dalykas, kurį visi rekomenduoja, bet tikrai jis nėra būtinas žaidime. Tai labai įdomu, kad rulebookas turi kinų kalbą pirmajame, sakykime, grinai coverio puslapyje, bet tai nieko blogo. Taip, dar aišku yra ant šonų užrašai, kur neparodžiau, dar backup parodysiu. Tikrai super dizainas, sumažintas visko, tai tikrai esu patenkintas naujų korų, kaip jis atrodo, bet aišku, jį daugiau nieko nestalpinsite. Tai va, kaip matote, Seal of Excellence by Dice Tower, Man vs. Meeple Upward žaidimas, tai čia mini dentas, bet nieko baisaus. Taip, toliau galime eiti prie dželoko, kurių yra tikrai labai daug. Tai čia tinkas. Visų dželokų boksai yra labai paprasti. Yra jų kauliukų rinkinys, jų playmetas ir character sheetas. Ir viskas. Labai paprasta. Kiekvienas dželokas yra visiškai kitoks. Ta prasme, žaidimo principai, skillai, viskas kitaip. Tai labai patinka, kad iš karto visi turi savo dėžutes, tai dėžučių, manau, tikrai netruks.
viską susirūšiuoti, sunumeruoti kauliukai, Geoloco main čipas, šiek tiek foamo ir character sheetas su visais kauliukų pusių paaiškinimais, rekomendacijom ir panašiai. Tai realiai čia yra visa informacija reikalinga žaisti su tuo Geolocu. Tai pasižiūrim, kas pas jį čia ypatingo. Rašo, kad labai geras solo. Nu, tikrai įdomu bus pabandyti, nes visi yra savotiški, savaip įdomus. Tiek apie Tinkerį. Toliau, ką mes turime. Džilį. Daugelio vienas iš mėgstamiausių Geolocų. Archeris, kaip jau matote pagal paveikslėlį. Irgi standartiniai visi komponentai. Žalia spalva labai cool. Viskas. Nemažai health'o, dexterity geras, kaip lankininkai taip ir turėtų būti. Nemažas difficulty, solo problematiškas, kaip mat. Useful. Geolocas, tai jo, manau, vienas iš geresnių pasirinkimų, jeigu žaidžiate su dviem Geolocais, turėti vieną tanką ir vieną archerį iš esmės. Arba healerį ir archerį kažkas tokio. Tai kaip ir visuose RPG reikia pagalvoti, kokios yra geriausias kombinacijas. Toliau, ką mes turime, dartą, kas irgi šiek tiek panašu į archerį. Tai va taip nugara atrodo, irgi žalia spalva, tokia šiek tiek kitokia, šviesesnė. O va, jau kitoks vidaus dėžės artas. Prideda čia kažkokį bedį, ar kas čia? Arba kompanionus greičiausiai, nes šitame žaidime kurie herojai turi savo kompanionus. Čia kartu jie yra, mini boardas yra, tiksliau mini šitas ir darto šitas, tai 2 šitai netgi. Ir player boardas, 2 pusės. Įprastinis dartas ir dangerous dartas. Ok. Įdomi, tikrai įdomi. Nuggetas. Ir tos variacijos tikrai yra daug. Galite rinktis ne tik pagal tai, ką veikėjai daro, bet ir pagal jų spalvas, kas irgi visai paprasta. Nes bet kuriuo atveju reikia skaityti ir aiškintis. Longblade'as ir daggeris, jo. 2 variantai. Tai čia toks labiau flexible melee veikėjas. Gasketas. Įdomu, 1 gyvybė, tai gal čia kažkokie kitokie pliusai bus šito veikėjo. Daug apie šitą Geolocą nesu girdėjęs, tai kas slepiasi pas jį. Jo, pakankamai sunku, solo nelabai tinkamas. Tai čia toks kaip Iron Manas. Ir dar vienas Geoloco boksas, tai čia toks kaip Teamas, Labrets, kartu ir dėžė šiek tiek aukštesnė. Tai čia turėsite 4 mažus Geolocus viename, kaip vieną veikėją. 4 small player boardai. Kažkokios ekstra gyvybės, tai va žiūrėkim. Nes iš karto čipų daugiau. Kauliukų panašiai kaip ir kituose. Jie turi savo specifinį backup planą kortų pavidalu. Labai geras solo. Tuoj pažiūrėkim tuos minimetus. Cool. Gyvybių visi turi. Iš tikrųjų labai įdomu, kaip su jais žaidžiasi. Gal net sakyčiau labiausiai domina su jais pabandyti. Dabar bent jau solo, grinai pure solo variantą. Tai va tokie Geolokai visi. Jos galima atskirai nusipirkti. Vieną užmiršau, tai Geoloc Childas. Čia toks labiau kaip promo variantas. Tai pažiūrėkim, kas toj mažoj dėžutėj. Kortelės, kauliukai ir va toks tiny player boardas.
Labai įdomu, kaip šitas veikėjas veikia. Supratau, jis šiek tiek veikia kaip koks toks lūtas, kurio negali išmesti. Nu, logiška, kad jeigu jau keliauji su vaiku mažyčiu, tai jau jo tu nepaliksi kažkur. Taip, tai dabar su dialogais tikrai viskas. Ir dabar antrasis standalone produktas, kuris yra Too Many Bones visatoje, tai yra Undertow. Toks kaip starteris, galim ir taip pasakyti, kur turi 2 dialogus, tai galima iš tos dėžės žaisti iš karto dviese. Tai va, mažesnė dėžutė, to iš karto ir kitą pusę parodysiu. Matote 1-2, bet gali būti tik 4 žaidėjų su papildomais dialogais. Taisyklių knyga jau prisideda naujesnios mechanikos, nes čia jų tipo kovojate ant vandens, kiek pamenu. Tiksliau yra toks opcionas, nes čia yra jo dvipusis battle mapas. Health chipų yra tiek pat, tai tikrai nemažiau, tai reiškia tikrai nieko daugiau papildomai nereikia pirkti, tik 2 dialogus ir jau galite žaisti 4 šitą žaidimą. Pačių health chipų neišpakuosiu. Tai pačios kortelės, naujas lūto kortelės, visko labai daug prisideda, tai irgi viena iš geresnių alternatyvų, kiek pamenu, Undertow yra sudėtingesnis negu bazinis žaidimas. Tai kas nori tokio didesnio challenge, tai aišku, labiau rekomenduočiau šitą versiją pasiimti. Ir aišku, šiek tiek pigiau bus. Ypač jeigu neplanuojate žaisti dažnai žaidimo 4. Taip, čia encounter kortelės. Na, šiaip labai įdomus jausmas yra žaisti būtent su tokiamis plastikinėmis kortelėmis, vis tiek aš turiu tokį pratimą labiau prie įmaučių, bet jo reikia pratintis, nes tikrai šitom kortelėm nieko nesitiks, tai va tuo, kad yra ypatingi Chip Theory Games, nes jie nebijo nei vandens, nei kažkokių trupinių, nieko. Tai dar basic dice'ų, visokie badžiai ir panašiai, visa pilna dėžutė. Ir veikėjų šitai ir playmetai. Tai kaip minėjau, yra 2 pusės battle meto, tai čia yra įprastinė, o va čia yra ta, kuri pastoviai taip juda. Nebandžiau dar, bet žinau, kad labai įdomi mechanika yra. Ir va 2 dialogai. Testeris, kuris irgi matau kažkokį gyvūnėlį savo turi. Ir stanza. Čia toks labiau kaip į bardo tipo veikėją. Irgi labai įdomus. Jo melee ir melee rangeris. Tai tikrai nebloga pora. Manau, netgi pirmajam žaidimui. Aišku, taip ir turėtų būti padaryta su korais. Kelis jau suplyšo, tai galima tiesiog taip padėti. Tai toks Undertow standalone produktas. Ir dabar dar liko keletas dėžių, tai čia jau yra labiau kaip atskiri kampeinai, kuriuos galite prisidėti prie vieno iš bazinių žaidimų. Tai vienas iš tokių yra The Age of Tyranny. Tai čia yra campaign komponentai for Too Many Bones. Čia kaip matau kauliukai ir kažkokie žetonai, va tokie labai įdomiai dėžutėj. Kažkokie extra specialized komponentai ir labai smagiai užsilokina dėžutę. Kraikų kortelės. Netgi mini kortelės yra. Ir encounter kortelės. Ir toliau taip, čia reference guidas. Ir toks bordas. Čia yra kaip trackeris statsų jūsų pasirinktų herojų, su kuriais žaidžiate. Tikrai geras sprendimas kampeinui, nes taip manau turėtų būti ir aišku, va, toks gražus artas viduje dėžės. Kainos atžvilgiu, man atrodo, tas dar irgi vidutinės kainos palyginus su kitais 2 boksais, kuriuos parodysiu. Toks didesnis kampeinas tai yra 40 Days in Delor, daug encounterių, naujų badžių ir panašiai. Naujas gražus vidaus dėžės artas, vėl tokio pat tipo dėžutė. Bet šį kartą čia bus
labai daug bedžių. Ai, tai tada pirma dėžutė ten yra skirta tiesiog patobulinti esantį kontentą dėžėse, o čia yra jau visiškai pilnas kampeinas. Ir va čia bus, aišku, visi encounteriai ir panašiai. Ir čia bad skills and encounter terms. Ok, šitas tikrai useful dalykas, paaiškinantis, koks keywordas reiškia ant bedžio ir panašiai. Tai jo, šito dar nesumažino dėžutės, bet visi kiti 40 days campaign boxai yra mažesni, tai juos revealinsiu kartu su Unbreakable Pledge, nes išėjo dar 3, man atrodo, boksai tokio tipo. Ir paskutinis toks rimtesnis gameplay boksas, tai yra Splice and Dice. Brangiausias iš visų, kiek aš pamenu. Dėžės viduje toks artos, pilna taisyklių knygelė, daug įvairiausių komponentų, kaip matote. Lab metas, tyrant metas, jo, tai čia galima craftinti savo tyrantus ir panašiai. Tai kaip pasakyti, Too Many Bones tikrai yra vienas iš tų žaidimų, kuris turi beribės galimybę žaisti. Nu jo, Dice Bagas toks neypatingas, labai jau paprastas kaip Chip Theory Games'am. Daug kauliukų, peksų, tokie boksai su ekstra stufu, bedžių, pilnas boksas beveik. Ir apačioj čia map guidas. Ir bedžių keywordų irgi explanationas. Tai daug visko. Irgi, manau, ateis laikas, kai ir šitą reikės jau bandyti, kai viskas sužaista, bet aišku, to kontento yra tikrai daug, tai neaišku, kada tai bus. Taip, ir paskutinis dalykas, kuris toks mažiausiai pridedantis, bet slepiantis savyje šiokią tokią paslaptį, kurią man reikės įsiaiškinti. Tai čia yra pop-up knygutė su papildomais encounters ir panašiai, tai tuoj dar kitą pusę parodo. Tokia cool magnetinė dėžutė, čia pati knyga ir do not open until instructed. Cool dalykas iš karto, paliksim, aišku, uždarytą. Ir dabar pati knygutė, irgi taip, čia ekstra dalykai slepiasi ir panašiai. Tai va, matote, kokie cool dalykai davosi su šitą knygutę. Kas pamena tokias knygutes, ir Lietuvoje šiek tiek buvo, bet aišku, jos tikrai netokios, kaip sakant, populiarios buvo, bet reikės ir prisiminti, kaip kas kur čia turi būti, bet tokie 3D efektai tikrai labai smagus. Visos tokios pilys ir taip toliau. Tai čia iš esmės toks kaip istorijų knygutė. Vaikams ir ne vaikams. Labai cool. Irgi labai smagiai, gražiai padaryta. Toks labiau ekstra dalykas, kuris tikrai nėra būtinas, bet įdomus priedas, įdomus pasirinkimas pačių geimo kūrėjų, kad tokį dalyką išleisti. Tai tokie produktai. Pirmieji, ko dar čia tik neparodžiau, Dice Toweris yra odinis, toks susilankstantis ir paskui tokios užrašų tipo kelionės kažkokios knygutės, bet dar ne visos jos atvyko, tai reikės palaukti, tai jeigu jūs domina ir dar playmetas, kurio dar nespėjau pasiimti, tai jeigu domina, laisvai rašykite, galėsiu su kitu video parodyti. Ir iš esmės tokia pirma dalis, antra dalis greičiausiai bus gal rugsėjo pradžioje ar kažkas tokio. Jeigu domina solo žaidimas arba 2 dialogų žaidimas Too Many Bones, rašykite komentaruose. O daugiau ačiū už jūsų dėmesį. Prenumeruokite kanalą, nes jau greitų metų paskelbsiu konkursą, tai prenumeratai galės laimėti prizą. Ir iki kito karto. Iki.